Ateina šventės ir mes sukomplektavom savo galingiausias vaistažolės į komplektukus. Komplektukai, kur įeina žolelės, šaknelės, grybai, fermentai, ekstraktai. Kai žolelės yra iš skirtingų stichijų, jos vieną kitą pildo. Augalai pasiskirstę į stichijas. Ir kada jungi stichiją prie stichijos, ypač 4 stichijos labai gerai veikia. Kada susijungia ir medis, ir grybai. Kada susijungia ir žolelės, ir šaknelės, tada balansingai žmogui eina ant viso organizmo balansas, vaistažolė vieną kitą papildo. Ir mes sukomplektavom dabar vaistingus komplektus, kur dovanosit tokį komplektuką artimui, jūs dovanosit sveikatą, jūs dovanosit amžiškumą, jūs dovanosit vidinių organų atsistatymą ir išsivalymą. Taip kad dovanokit vieni kitiems sveikatą. Ir aš sukomplektavau specialius rinkinius. Yra 3 rūšių. Vidurinis rinkinukas sukomplektuotas vaikam. Pradedu nuo pirmo rinkinuko. Pirma vaistažolė yra konkorėžis, žalias pušies konkorėžis. Jis labai galingai valo mūsų plaučius, valo kepenis, sotina mūsų organus deguonį. Eina metabolizmas organizme, tiesiog visi organai pradeda kvėpuoti. Medis atsakingas už kvėpavimą, pajusi tikro miško gaivumą per šitą arbatą. Ir šitos arbatos tikslas atstatyti plautį, labiausiai jinai atstato plautį. Važiuojam toliau. Poniabudės ir liūto karčio ekstraktas. Tai labai stiprus būdas gydytis. Ekstraktai ir fermentai vienas stipriausių vaistažolių stichijų, nes vaistažolė ir sustiprinta tam tikrais būdais. Ekstraktas mūsų sustiprintas šutinimų būdu. Iš 12 kg gautas 1 kg visos vaistingos medžiagos pereina į tą auksinį kilogramą. Todėl ekstraktai veikia itin stipriai. Poniabudė gyvins jūsų vidinius organus, valys kepenis, stiprins kaulus, stiprins širdį ir kraujagyslės, gerai skrandžiui žarnynui. Poniabudė sako 100 ligų gydo. Ir poniabudės energija, jinai garantuota, jinai įpučia gyvybinę energiją. Liūto kartais greitins jūsų smegenis. Smegenų procesai visi galvoj pagreitėja. Tiesiog elektronika jūsų smegenyse įsižiebė. Tad liūto kartais greitins jūsų smegenis, o poniabudė įgyvint vidinius organus. Liūto kartais duos į smegenis elektrą, bus energija gera, mąstymo procesas greitas, o poniabudė kels gyvybinę energiją. Jūs tiesiog būsit gyvas, energingas ir stiprus. Poniabudė labai gerai prieš onkologiją kovoja. Toliau įeina žolelių stichija, pelynas, bitkrėslė, gvazdikėlis, ciberžolė užaštrinta pipirų. Čia valys skrandį, žarnyną, storą žarną, refliuksus visus gydys, opas gydys, tvarka skrandį, žarnynė. Jei turėjot bėdų kokių skrandį, žarnynė, prageriam šitą kursiuką. Nes skrandį, žarnyną gydo ir poniabudė. Paskutintas vaistas šitam rinkinukui mumijus. Mumijus atsako už kaulų regeneraciją, už kraujagyslės, už širdį. Kaulas regeneruoja, kaulėja savo struktūroje. Sulūžęs kaulas suauga per 10 dienų, kur turi kaulėti 1,5 mėnesio. Taip kad kas lūžia, kam su stuburu, kam kažkas skauda, kam kremzlės, sąnariai, kaulai. Kas po avarijų, kas po insultų, infarktų, kraujagyslės momentaliai atsistato, vartoja mumiją. Taip kad pirmas rinkinukas aiškus.